Taip, sveiki. Šios dienos tema pilnos kvadratinės lygtys ir skaičiuosim diskriminantus ir ieškosim sprendinių. Sakykime, turim tokią lygtį 4x kvadratu plus 12x plus 9 lygu 0. Taigi, užrašykime koeficientus, tai yra a, b ir c. Taigi a yra tai, kas stovi prie x kvadrato, tai šiuo atveju tai yra skaičius 4. b tai yra koeficientas, kuris stovi prieš x, tai yra plus 12 arba tiesiog 12. Ir c yra plus 9 arba tiesiog 9. Pliusą galim praleisti. Taigi apskaičiuokime diskriminantą, prisiminkime, kad d tai yra b kvadratu minus 4ac. Taigi diskriminantas d yra lygus b kvadratu. b yra 12, tai 12 kvadratu minus 4 kart a irgi 4 ir kart c, o c yra 9 lygų. Taip, 12 kvadratu tai yra 144 ir atimkim. 4 kart 4 yra 16, 16 kart 9 yra... Taip, 16 kart 9, 654, 144. Taigi diskriminantas yra lygus 0, o į 0 turim tik vieną šaknį. Taigi x yra lygu minus b, diskriminantą praleidžiam ir padalinta 2a. Tai va čia būtų tokia formulė, kai diskriminantas yra lygus 0. Taigi apskaičiuokime, tai x lygu b yra 12, minus b yra minus 12 ir padalinta iš 2a. Tai yra iš 2 kart 4 ir lygu, minusą rašykim priekyje, 12 aštuntųjų. 12 aštuntųjų arba minus 1 sveikas. Ir dar pusę. Taigi x yra minus 1 sveikas ir 50. Taigi, užrašykime dar vieną lygtį, tai yra x kvadratu minus 4x plus 10 yra lygu 0. Vėlgi užrašykime koeficientus a, b ir c. A tai yra kas stovi prieš x kvadratą, nieko nematom, bet čia yra praleistas, yra daugiklis vienetas. Todėl koeficientas a yra lygus 1. B, kas stovi prieš x, o prieš x stovi minus 4 ir c yra 10. Vėlgi apskaičiuokime diskriminantą. Tai yra b yra lygu minus b. Ne minus b, o b kvadratu, bet turim minus 4 kvadratu. Atimti 4 ac, a yra 1 ir c yra 10. Minus 4 kvadratu, tai minus 4 kart minus 4 bus plus 16 ir turim atimti 40. Ir gaunam minus 24. Taigi, o kas yra, jei diskriminantas neigiamas? Jei diskriminantas neigiamas, mes iš jo negalim ištraukti šaknies. Vadinasi, ši lygtis sprendinių neturi. Tai atsakymas
realių sprendinių nėra. Ir ten taip pat turim užrašyti atsakymą ATS minus 1 sveikas ir 50. Taigi, užrašykime dar vieną lygtį. Sakykime, turim x kvadratu minus 7x plus 10. Labai panašiai prieš tai buvusią lygtį. Vėlgi užrašykime koeficientus a, b ir c. A yra 1, b minus 7 ir c yra 10. Vėlgi suskaičiuokime diskriminantą. Taip, vėlgi turim minus 7 kvadratu minus 4 kart a1 c10. Jeigu minus 7 kvadratu yra 49, minus 40 lygu 9. Diskriminantas yra teigiamas, vadinasi, turim du sprendinius. Užrašykime, x1 yra lygus minus b, tai yra minus 7. Ir pridėkime šaknį iš 9 ir padalinkime iš 2 kart 1. Apskaičiuokime. Minus 7 yra 7, šaknis iš 9 yra 3, 2 kart 1 yra 2, 10 iš 2 yra 5. Ir užrašykime antrą šaknį, antrą sprendinį. Tai yra vėlgi minus 7, tik dabar jau atimam šaknį iš diskriminanto, tai yra iš 9. Ir padalinam vėlgi iš 2 kart 1. Ir turim 7 minus 3 dalinti iš 2. 7 minus 3 – 4. 4 dalinti iš 2 yra 2. Taigi ši lygtis turi du sprendinius. Atsakymas. Užrašykim didėjimo tvarka, tai yra 2. Rašom kabliataškis. Ir 5. Tai šiandien tiek. Ačiū.